Sveiki visi ir visos, esu Inga, nusprendžiau nufilmuoti savo pirmą video, nežinau ar man pavyks, mielai lauksiu jūsų pastebėjimų, klausimų ar kokių komentarų. Siuvinėju nuo 2016 metų pabaigos, tai greit bus 8 metai, tai esu nemažai ką išsiuvinėjusi ir nusprendžiau šį kartą atlikti tokį iššūkį, atlikti 12 pabaigtukų iš savo visų pradėtukų. Jos turiu maždaug 22, tai jūs galėsite tai stebėti, jeigu man pavyks viskas. Dėkui. Dabar būtų pirmas darbelis, tai yra šitie besmegeniai, Dimensions rinkinys iš Gold kolekcijos. Buvau jau išsiuvinėjus šitą dizainą, kurį šiuo metu siuvinėju, šituos besmegenius, kurie leidžiasi su rogutėmis, visą šeimą. Bet nusprendžiau padovanoti porą pinkipų, porą žaisliukų, tad dabar turiu siuvinėti iš naujo. Parodysiu, kiek esu padariusi. Šiuo metu padariusi su 85% maždaug visų besmegenių. Siuvinėju šiuo metu tokia tingia parkavimo metodika. Ir tai yra ant berods 16 kaunto aidos. Ne iš rinkinio, man atrodo, nes aš jau sunaudojau tą aidą praeitėm besmegeniam. Siūlų beveik pakako dar plus 3 žaisliukam. Štai koks bardakas, jo nerodysiu. Ir tai yra džiugu, kad nedaug siūlų pridėjus gali papildyti savo siuvinėjimą ir gali turėti visus žaisliukus, jeigu nusprendi vieną kitą kam atiduoti ar padovanoti. Klausimas, ar yra nuobodu siuvinėti tą patį. Ne, nes aš jau pamiršau viską, ką siuvinėjau anksčiau. Tai tiesiog yra toks tikslas pabaigti, tai šis darbelis būna mano tokiam segtuve, kurį esu pati pasidariusi. Va tokiam. Ir jisai čia gyvena. Taip pat čia gyvena iki tol atlikti visi darbeliai. Šiek tiek skiriasi jų apipavidalinimas. Tai va, turiu 4 juos apipavidalintus. Toksai, kur šeimyna dekoruoja eglutę, yra žavus triušiukas. Toksai, kur besmegenis kepa zefiriukus. Taip pat turi šokolado sumuštinį. Ir aišku, yra kardinolai tie paukšteliai ant eglutės. Eglutė atrodo šiek tiek keista, taip kaip pušelė, išstypusi šiek tiek. Na, bet besmegenis vis tiek yra labai žavus. Toliau turiu tokius, kurie leidžiasi rogutėmis, bet ramiai važiuoja. Nesileidžia, bet ramiai važiuoja. Tai vėl yra šuniukas ir matyt čia 2 vaikai. O čia yra labai linksma šeimyna, besmegeniai, kurie čiuožia. Ir jau jų vaikas lekia iš paskos. Ir labai įdomu, kad besmegeniai mes vadinam besmegeniais, be smegenų. O kitos tautos irgi turi tam tikrus pavadinimus. Tai pavyzdžiui, snowman, sniego žmogus, sniego persona, sniego žmogus. Ir yra dar kitokių pavadinimų berods. Jeigu žinot kokį besmegenių įdomių pavadinimų, tai gali parašyti komentaruose. Tai va. Taigi tiesiog rodyti savo procesiukus. Šitame yra mano antrasis procesas. Ne pagal eilę visą rodau, šiaip kokius susidėjau, tokius ir paimu. Tai čia yra Novos Loboda tigras. Jį pradėjau vasarą siuvinėti. Jis turi gal 5%. Tai va, siuvinėjimas ant pilkos kanvos, Aurora siuliukais. Ant 16 aidos. Tai turiu va šitiek. Jo gražią nosytę. Toksai magnetukas. Visa medžiaga tokia šviesiai pilka. Šiek tiek gal šviečia.
Bet šiaip labai linksmai siuvinėjasi, labai noriu užpildyti ir išsiuvinėti akis. Ir tada pabandyti dar lapus ir pasiekti pirmą kampą. Tai va, siūliukai tokie. Ir pasidariau tokias, čia siūliukai, o tie tokie švelnučiai, kaip tigro kailiukas. Ir pasidariau tokias planšetės labai greitai. Tiesiog palikti siūliuką, kurio tikrai negaliu toliau išsiuvinėti. Štai šiek tiek tematinis irgi mano pačios siūtas vokelis. Gerai, sekantis procesas tai būtų tokiam vokelyje. Irgi toks savadarbis, šiek tiek kreivas gal, bet man tinka, aš matau, kas yra viduje ir nei kiek nepergyvenu. Sekantis yra mereška, irgi pradėta šiais metais, 24, kadangi siuvinėjau iš popierinės schemos, tai pasiekė šitas darbelis gal, tarkim, 20%. Esu išsiuvinėjusi va šičia apačioj, virduliuką, šiek tiek vazos tokios porcelianinės, puodelį. Labai gražus darbelis, labai graži puokštė, bus labai linksma siuvinėti gėles, nes jos visos skirtingos. Tiesiog tokia laukų puokštė pašėlusi, su ramunėlėm, su tokiom oranžiniam gėlytėm, nežinau, dar tokiais kaip varpeliais ir tokiais besivejančiais žolynais ir aišku su tokia servetėlė. Patchwork stiliaus, skiautinių stiliaus. Tai va, na, mano darbelis irgi turi skiautinių tokį, va, kaip tokius, nežinau, kaip vadinasi, kaip šitas vadinasi, lankelio drabužėlis. Tai va, siuvinėju ant lindos, kuri nėra balta. Tai yra gal dramblio kaulo, gal bėžinė spalva. Kol kas nieko nesiuvinėjau apipavidalinančio dygsnelio to bieso vadinamo, nežinau kaip lietuviškai reikėtų pasidomėti. Va, štai yra tokia uoga, puodelis, štai toks darbelis. Stengiuosi naudoti magnetukus kažkokius, ką randu. Nelabai jau čianais gali ką ir rasti nedaug. Štai toksai originali adatų rūšiuoklė. Taip, tai ir naudoju. Štai, tai toks darbelis. Toliau norėčiau parodyti savo kitą rudeninį darbelį. Toksai būtų. Čia būtų numeris jau 4. Tai va, čia yra toksai Magic Needle. Jį pirkau Amazonėj. Pakeičiau medžiagą, vadinasi Autumn Story, rudens istorija. Yra puikus lagaminas, mažas moliūgas, saulėgrąžos, 2 zylutės, bažnyčią šiek tiek keisiu stogą, vynuogių lapai, šitas augalėlis fizalis, bet aš nežinau, lietuviškai reikėtų pasidomėti, kaip vadinasi, 34 spalvos ir gama mulini siūlų. Tai va, esu tiek išsiuvinėjusi, čia yra jau apie 55%. Siuvinėjau irgi ant lindos, pati apsisiūlėjau. Šitas darbelis, va, tokie siūlų rūšiuoklės, neturi drabužėlių šitas lankelis. Labai mėgstu šitos nurgė lankelius, jie labai gerai laiko įtempimą. Siuvinėjau sagos su saga. Gavau internete, tai tinka viskas pagal ženklelius, tai labai džiaugiuosi ir tikiuosi pabaigti jį šitam iššūkyje. O štai toks mano yra drabužėlis, toks yra jo dėkliukas. Taip, ką toliau? Kokie siūlai visur lenda. Toliau pažiūrėsiu mano seną pradėtuką. Tai yra geišos sode, Anchor firmos. Va, štai toks baisus jau viršelis, labai senai siuvinėjęs šitas darbas.
siuvinėjasi ant 18 kaunto Aidos Angkor siūlais. Angkor Maja kolekcija. Siuvinėju ne tai, kad aš labai esu labai gera žinovė Japonijos ar panašiai. Tiesiog siuvinėju dėl to, kad yra ryškios spalvos, puikus kostiumai, pavasaris, gėlės, magnolijos arba sakurų, čia sakurų gal žiedai, žavi, taip pat gamta, tokia gaiva dvelkia. Va, štai esu šiuo metu čia išsiuvinėta apie 50%, reikėtų pasiimti planšetę. Tai yra užpildytas viršutinis kampas ir užpildytas visas šis kampas. Ir dabar esu vėl apačioje, siuvinėju antros geišos, pradėjau siuvinėti antros geišos drabužiai. Paklausėt, kaip pasisiuvau šitos užvalkalėlius, tai tiesiog iš skiautinių parsisinčiau iš Amazonės gabaliukų, visus juos susiuvau į tokį vamzdį, sujungiau, dėjau gumeles ir va, turiu tokį proceso užvalkaliuką. Patogu labai laikyti kamo, jinai nesimėto. Sekantis procesas yra tokia šiek tiek nesąmonė, bet gal visi turim tokių. Siuvinėjai kvadračiukais iš šilko likučių, iš AliExpress nupirkto tokio rinkinio, kuris buvo medis toksai, bet aš išploviau kanvą, čia 11 kaunto berods kanva, ir ketinu padaryti tokius 2 juosteles tokių kvadračiukų ir juos padaryti šių pagalves. Pažiūrėsim, ar jie 3 siūlais negražiai atrodo, 2 šiek tiek šviečia, bet geriausias dalykas, ką galiu čia padaryti. Šitie siūlai yra šlykštus, bet vis tiek pabandau kažkaip sunaudoti, nežinau, kur juos dėsiu, kur labai slidus, nemanau, gal čia šilkas, tai manyčiau, gal sintetika. Taip. Tai va, bet, linksmai galima naudoti žaidimuose. Sekantis darbelis yra Petunovos schema iš buvusio jų tokio kaip projekto, bet aš iš jo iškritau. Tai dabar iššūkis būtų pabaigti toks kalėdinis, irgi galima padaryti pagalvę. Tai va, neturiu siuvinėjau pagal popierinę schemą ir neturiu sago šitam darbeliui. Toliau darbelis yra iš Amishopo, visiems gal žinomas kolibrio lėkštė, saldusis nektaras, jis siuvinėjimas tais Amishop siūlais, kol kas turiu labai nedaug, tai tik tai pirmos gėlytės pradžia, siuvinėjau ant lindos, ekrių spalvos, mano mėgiamiausios medžiagos, siūlai, man atrodo, puikus. Aš tikiuosi, kad gerai pavyks, čia yra senai išsvajotas mano darbas. Negausim jo jau nusipirkti oficialiai, nebent kažkur gal brangiai padėvėta. Tai džiaugiuosi, kad aš jį gavau nusipirkti. Sekantis darbelis yra Riolio. Andalūzijos charakteris, esu išsiuvinėjusi jau kitą žirgą, kuris yra juodas, laukia savo poros tas juodasis žirgas. Šitame darbe turėjau 66%, siuvinėsiu ant juodos kanvos. Visai gerai sekasi siuvinėti ant juodos medžiagos, visai nesunku. Tai va, šiek tiek sulamdytas jis yra, atsiprašau labai. Tai va, toks gražus žirgas, labai norėčiau pabaigti šiais metais, aišku, ir šitame iššūkyje jį tikrai siuvinėsiu. Trūksta jam kairės pusės. Tai va, ir šiek tiek trūksta bieso visur čia jo karčiuose, manyčiau. Taip, tai va, naudoju tokią rūšiuoklę, kuri pati išsisiuvinėjau. Tokią rūšiuoklę ir jinai yra padaryta ant odos. Šiaip labai linksma, man atrodo,
man atrodo, stebuklingos šalies firmos. Labai geras tas rūšiuoklis, daug geriau nei šitie siūlai, nes čia yra Ankor siūlai, tai siuvinėjant yra nepatogu. Taip, su šitais dirbti, nebent tai yra vilnoniai siūlai, o su Ankor geriau turėti kažkokią rūšiuoklę, kažkur pasikabintos siūliukus. Va, dar kaip anksčiau rūšiuodavau, tiesiog besdavau į pačią schemą. Toliau turiu tokį juokingą darbelį, nežinau, pradėjau dėl žaidimo, bet gal tokių irgi reikia, tai tokia linksma karvė, jinai gerai siuvinėtųsi kelioniai kažkur, ar kažkur, kur jums, na, tiesiog nereikia nieko, nenorite susikaupti. Tai bus pagalbė 40x40, siuvinėjimo tokiais akriliniais siūlais, dideliais kryželiais, Vervako firmos. Kiek turiu, nežinau, bet gal pažiūrėkim kartu ir nutarsim, kiek mes čia turim. Tai turim maždaug gal 30%, taip, trūksta į rago, tai karviai yra išsiuvinėta pačia šiek tiek žolė ir dangus. Kur aš ją dėsiu, gal pagaminsiu pagalbę ir padovanosiu tetai ar mamai. Taip. Sekantis darbas yra labai didelis, nežinau, tiesiog visi toksai svajonių darbelis, bet labai milžiniškas. Pradėjau šį rudenį, galvoju, kodėl jis turėtų gulėti, jeigu jis taip svajoju išsiuvinėti malūną, peizažą su kažkokiais tokiu fonu įdomiu, čia violetinės spalvos, dar su žiedais, su lapais, su mišku, tiesiog fantastiška. LKS firmos, siuvinėjimas ant 18 aidos, Lukas tikriausiai Ankor siūlais neparašyta, nes čia gal senesnis yra rinkinys. Turiu sagą, tai yra nuostabu, bet kol kas čia tik tai gal 0,5%. Štai taip atrodo. Mano pradėtukas irgi dar tik pradėtas. Reikėtų, kai pabaigsiu daug darbų, tai reikėtų jį kažkaip sugalvoti, kaip jį siuvinėti, kad jisai kažkiek daugiau judėtų. Taip, toliau kitas darbelis yra mažas toksai darbelis, kurį naudosiu. Čia tiesiog toksai bus krabas ir laivelis, nudažiau pati čia tą kanvą, bet aš galvoju, darysiu pagalbę, daugiau tų turiu tokių primityvių, tokių rutuliukų, čia nusipirkus dar esu iš VK, dar prieš karą pirkau, po to, vis tiek galvoju, gal ir išsiuvinėčiau, bet 18 kaunto medžiaga per maža pagalbė, tie rutuliukai per maži, neatrodo taip įspūdingai, kaip galėtų būti. Tad, manau, šitą iškirpsiu ir panaudosiu apipavidalinti siūlų įvėrėjų dėžutę, tokią metalinę turiu, pabandysiu. Arba kokią kitą dėžutę. Tai va, pamatysim kaip. Tai čia yra 34% išsiuvinėti. Tai šitas bus darbelis greit pabaigtas. Naudoju šitas kinietiškas rūšiuokles. Visai patinka, visai smagu, reikėtų daugiau jų įsigyti. Taip. Štai kol kas tiek. Dar vienas projektukas, toks mažytis knygos skirtukas. Jisai skirtas naudoti irgi atliekoms, kurių lieka, vyniojant siūlus ar šiaip. Tai tiesiog siuvinėjau atliekomis, čia yra DMC aplinkui siūlas su perėjimu. Toksai galiu dar gal padidinti, dar padaryti storesnį tą knygų skirtuką. Tai va idėja, kaip sunaudoti siūlų likučius. Juodas juosteles pakartoju, maždaug kitus siuvinėjų siūlus kokius tik tai noriu, visiškai spalvotus. Toks darbelis. Toliau irgi labai nudėvėtas mano procesas dama su baruzo šuniukais. Čia iš tikrųjų yra greyhoundai, manau, arba netgi gali būti va šitas saliukis panašus, nesu turėjus rusų kurtą. Tai jinai va tokia atsisėdusi, šiaip siuvinėjau tik dėl šuniukų. Na ir tas zolota runo rinkinys ant 16 kaunto. Taip, siuvinėjau iš popieriaus, tai va, nemažai jau turiu.
Taip, susegiau. Negražus, atleiskite, tas darbas. Bet kadangi aš jį siuvinėju, tai jisai procese reikės dar užpildyti kai kur praleistas vietas čia užuolaidoje. Šiaip stengiuosi nepalikinėti tų vietų. Labai sunku yra suderinti tas vietas, kur susitinka lapai. Tai va, tai turi rasti vėl tą lapą, žiūrėti arba prikurti kažką, tai užtat kartais lieka tokių tarpelių. Tai va, reikia kovoti, kad neliktų tuščių vietų. Turiu jau 2 šuniukų, 1 šuniuko pusę, baigiu rudo šuniuko ir dabar bus grindys ir pereisiu į paskutinę dalį. Manyčiau, išsiuvinėta čia yra kokių 55%. Atleiskit, kad toks sulamdytas. Taip. Visai nėra lengva rodyti tos darbelius. Sekantis darbelis tai būtų All Forest Embroidery nemokamas projektas su grybais, tai siuvinėjau tiesiog irgi iš likučių visokiausiais siūlais, bandžiau padaryti perėjimus. Tai tiesiog linksmai siuvinėjasi, kaip aš planavau, nusidažiau pati šitą kanvą, čia 18 kanto ydą, sudažiau su kava, arbata, regis, ne, ir su avokadais liktai, tai neprisimenu jau kaip. Tai vietoj pavadinimo rusų kalba rašau įtnam ir galvoju, kad siuvinėsiu atskirai valgomus grybus ir nevalgomus. Žiūrėsiu, ar man tilps nevalgomi, čia nėra tiek daug medžiagos. Tai turiu antrą gabalą tokį patį, tai ant nevalgomus siuvinėsiu ant kito gabalo. Ką su jais darysiu, gal rėminsiu, gal panaudosiu kokiai pagalviai ar kažkam. Sugalvosiu. Ar tiesiog padėsiu rulono. Visą laiką labai svajoju užsiuvinėti grybus. Tai va, svajonė pildosi. Reikia pildyti svajonės. Taip, ir ką? Liko mano paskutinis darbelis, kuris šiandien noriu parodyti. Tai būtų Nadimos schema, kurią padovanojo man tokia pažįstama. Mes padovanojo, pati nesiuvinėja. Nežinau, ar kažkada siuvinės, tai tiesiog taip va, jai padarė individualų užsakymą. Gyvena Izraelyje. Jos mama nupiešė šitą paveikslą. Pagal šitą paveikslą ir sukūrė Nadimos schemą. Šiaip labai sudėtingokai gan susiuvinės, nes aš esu išsiuvinėjusi ST. Tai daug lengviau sekėsi. Čia labai daug blendų, maišytų spalvų. Ir čia esu pasiekus 28%. Tai labai norėčiau pabaigti šiais metais apačią. Tai būtų tokia svajonė. Parodysiu. Darbas labai didelis, 169 000. Netilps mums čia, bet va, kažkas matosi, taip. Tai šiuo metu esu čia. Prie siuvinėjų ties nasturta. Taip, nasturta vadinasi. Yra puikios vynogės, vynogių lapai. Šitų gėlyčių daug, bus persikų. Šitas akmeninis paviršius toks žalias. Čia mano spalvos, aš mėgstu žalią, labai gražu. Tai va, toksai mano darytas magnetukas su drieželiu. Tai žiūrėsim, kaip pavyks šiais metais, ar pavyks man pabaigti. Siuvinėjant 16 kanto ydos, žinoma, darbas milžiniškas, bet labai patogu siuvinėti. Taip. Tai nežinau, ar aš viską parodžiau. Tikriausiai ne. Neparodžiau elnio ir neparodžiau auros. Taip, tai gal kada vėl parodysiu. Bet turiu 22 pradėtukus iš tikrųjų suskaičiavau. Tai kitą kartą parodysiu dar kažką. Taip, tai iki. Buvo malonu, kad žiūrėjote. Iki susimatymo kitą kartą, jeigu man ten pavyks kažkas. Taip, viso.